Norite skaityti 2 kartus greičiau? Išklausykite patarimus. Pramankštinkite akis. Akių judesiai aktyvina skirtingas smegenų vietas. Galima daryti paprastą pratimą, išsirinkti tašką akių lygyje ir tuomet žiūrėti į viršų, į tą tašką, į apačią, į tą tašką. Į dešinę į tą tašką, į kairę į tą tašką. Ir vėl viską kartoti nuo pradžių. Viršaus taškas, apačia taškas, dešinė taškas, kairė taškas. Ir šitą pratimą daryti minutę 2. Aktyvinkite atmintį. Yra pravartu perskaičius puslapį knygos, užversti jį ir tiesiog pabandyti prisiminti, ką tu ten perskaitai. Neskaitykite to paties kelis kartus. Ši elgsena vadinama regresija. Grįžti atgal prie jau perskaityto teksto prasminga tik įveikus jį visą, pasitikslinti smulkmenų, kurių nesupratote. Vien tik tai regresijos atsisakymas, negrįžinėjimas prie jau perskaityto teksto vietų, jisai sutaupo 1,5 karto laiko. Nesiblaškykite, laikykitės drausmės. Neleiskite, kad skaitymą pertrauktų įvairūs dirgikliai. Staigus noras įsivirti arbatos, pasitikrinti elektroninį paštą ar atsakyti į žinutę. Yra rekomenduojama, skaitant, naudoti rodiklę. Tai reiškia, kad kaip rodiklę tu gali naudoti pirštą, pieštuką ar tušinuką. Vedžiojimo rodiklę tempą rekomenduojama palaikyti spartesnį nei įprastas skaitimo greitis. Kuo daugiau paduodama teksto, tuo sąmonė labiau susikaupia, kad nepraleistų minties. Žinokite, ko tekste ieškote. Tekstuose vidutiniškai. Jie yra įvairios koncentracijos, bet vidutiniškai būna tik 20% vertingos informacijos. 80% yra konstrukcinė arba paremianti tas pagrindinės idėjas, kurios jau yra išsamiai ir plačiai aprašomos. Netarkite žodžių mintyse. Vadinamoji artikuliacija yra reliktas nuo tų laikų, kai mokėmės skaityti. Bet yra daugybė žodžių, kuriuos mes labai gerai pažįstame ir esame matę 100 000 kartų visi jungtukai ir o, bet, tačiau ir taip toliau. Mes juos super gerai pažįstame, bet vis tiek juos skaitome ir tariame. Ir tas jų tarimas, jisai iš tikrųjų sulėtina patį skaitimo procesą. Sąmonė turi anticipacinį gebėjimą daug dalykų nuspėti intuityviai. Naudokite atraminius taškus. Įsivaizduokite, kad jūs pradedat skaityti ne nuo eilutės pradžios, bet 1 arba 2 cm nuo eilutės krašto. Ir pabaigėt skaityti lygiai taip pat ne eilutės pabaigoje, bet 1 arba 2 cm likus iki eilutės pabaigos. Žodžius, kurie lieka už jų, akys vis tiek pamatys, o jūs sutaupysite apie 20% laiko.